ES valstybėse senbuvėse jau gana gerai žinoma viena iš ES bendrijų iniciatyvų lyder, Lietuvoje visa apimtimi buvo pradėta įgyvendinti tik patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir joje numačius finansavimą priemonėms padedančioms stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatinančioms vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. Iš viso teikiantiems visuomeninės naudos viešojo pobūdžio nepelno projektams numatyta skirti daugiau nei 460 milijonų litų paramos. Dažnai projektai, kurie nuleisti iš viršaus ir mūsų suplanuoti, suprogramuoti, jie neatspindi to, ko reikia žmogui gyvenančiam tam tikroje teritorijoje. Tai jau kalba ir kitos ministerijos, kad šis metodas bus galimas ir miesto vietovėse. Lietuvoje lyder metodas taikomas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 3 ir 4 krypties priemonės, kurios skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Lyder metodu įgyvendinant priemonę kaimo atnaujinimas ir plėtra paraiškas vertina rajonuose įsisteigusios vietos veiklos grupės, o finansavimas vietos bendruomenių parengtiems projektams skiriamas atsižvelgiant į patvirtintas vietos plėtros strategijas. Tos gerosios vietos veiklos grupės, jų projektai rodo, kad kitąkart tokiom mažom lėšom su bendruomeniškumu, su savanorišku darbu, prisidėjus europiniais pinigėliais, savivaldybių tam tikram bendro finansavimo lėšom, galima nuversti kalnus. Parama lyder programai numatyta ir ateityje, tačiau šį kartą ne visos vietos veiklos grupės turės vienodas galimybės įgyvendinti savo parengtas vietos plėtros strategijas. Numatoma didesnį finansavimą skirti toms vietos veiklos grupėms, kurios 2007-2013 metų laikotarpiu pasiekė geresnių rezultatų. Taip pat bus atsižvelgiama į 2014-2020 metų laikotarpiu skirtų strategijų kokybę.